Esu Baikonūro kosmodrome, stoviu šalia viešbučio, iš kurio netrukus pasirodys astronautai Fyodor Jurčkin ir Jacques Fischeris. Tai laukiam su daugybė žurnalistų ir šiandien jau per pietus jie kils į tarptautinę kosminę stotį. Žiūrėsim raketos paleidimą. Už manęs esančiame pastate šiuo metu astronautai ruošiami skrydžiui. Jie yra rengiami specialiais kosminiais kostiumais ir netrukus pasirodys čia, sulips į autobusus ir vyks jau į raketą. Na štai, keliaujame jau į starto stebėjimo aikštelę. Iki starto liko valanda.